make it right? Who loves you, pretty baby? Who's gonna help you through the night? Who loves you, pretty mama? Who's always there to make it right? Who loves you? Who loves you, pretty baby? Who's gonna love you, mama? Who loves you, pretty baby? When tears are in your eyes and you can't find the way, it's hard to make believe you're happy when you're gray. Baby, when you're feeling like you'll never see the morning light, come to me, baby, you'll see. Who loves you, pretty baby? Who's gonna help you through the night? Who loves you, pretty mama? Who's always there to make it? Who loves you? Who loves you, pretty baby? Who's gonna love you, mama? Who loves you, pretty baby? And when you think the whole wide world has passed you. Per šitą plėvelę, aš nežinau, dega. Nesvarbu. Sveiki, sveiki, kažkaip mūsų auditorija susirinko į dešinę, nežinau, čia politinės pažiūros ar kažkas, bet... Ir šiandien turim diskusiją Lietuvos pirmininkavimas 27 metais, ar užauginom lyderius, kurie paskui save vestų 440 milijonų Europos pacientų, ES pacientų, tai yra tokio dydžio rinka kaip tokia. Ir man smagu šiandien matyti tarp diskutantų kolegę Živilę Simonaitytę Vasiliauskinę, kuri dabar yra Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto dėstytoja ir buvusi sveikatos apsaugos ministerijos ministrė, viceministrė, atsiprašau. Visą laiką vienu galima pakelti laipteliu. Taip pat buvęs kolega Vidmantas Purlys, diplomatas atsakingas už pirmininkavimo ES tarybai grupės vadovas. Ir Donatas Parulis, kuris yra Lygiagretaus vaistų importo asociacijos direktorius. Ir taip pat, šiandien išsidavė to nežinau, fakto yra buvęs ligonių kasų darbuotojas pakankamai ilgą laiką, ar ne? Taip, esu buvęs valstybės tarnautojas dalį savo darbinės praktikos ir dabar esu kitoj pusėje, tiksliau toj pačioj pusėje, tik tai komerciniuose pagrinduose dirbantis. Taip. Bet jeigu šnekam apie ES pirmininkavimą, aš norėčiau tiesiog jūsų paklausti, ar ne? Kokie prioritetai yra keliami šito karto mūsų pirmininkavimo Lietuvos? Nes praeitas pirmininkavimas jau prieš kurį laiką vyko, pirmasis, dabar čia bus antras kartas. Kokie prioritetai, kiek ten yra sveikatos? Tai šiuo metu aš manau, kad galim kalbėti apie bendriausius prioritetus. Yra dar 500 dienų maždaug liko iki mūsų pirmininkavimo, sausio 1 dieną primenu 27 metų, rotacijos būdu vyksta. Tai Lietuvos pirmininkavimo prioritetai, jie yra formuojami atsižvelgiant į mūsų užsienio politikos, nacionalinio saugumo politikos prioritetus ir taip pat į tai, kas yra Europos darbotvarkė. Tai aišku, kad mūsų prioritetai yra saugumas ir gynyba, yra konkurencingumas, yra ES plėtra, Ukrainos atstatymas, yra įvairus atsparumas, visuomenės mūsų, civilinė parengtis, na ir taip pat yra socialinė dimensija. Tai sveikata iš tikrųjų yra dalis, turbūt konkurencingumo prioriteto. Reikia strategiškai žiūrėti tai, kokia bus darbotvarkė specifiškai sveikatos srityje. Žinome, kad vyksta svarbus dalykai, yra
Vaistų paketas jau ant stalo, vyks trilogas su Europos parlamentu, yra gyvybės mokslų strategija. Taip kad reikia užčiopti tuos dalykus kartu su kolegomis iš Sveikatos apsaugos ministerijos ir iš verslo bendruomenės, kurie bus aktualūs. O Europos tarybos komisijos prioritetai yra ir darbai, teisėkūros programa yra išdėstyti. Taip kad reikia juos žiūrėti, analizuoti ir išsigryninti tos dalykus, kurie būtent šiam sektoriui yra aktualūs. Man labai patiko, Vidmantai, kad sakot, 500 dienų ten iki pirmininkavimo, tai reiškia pasirengimas eina praktiškai dienomis, o net ne savaitėmis, net ne mėnesiais, jeigu skaičiuojama šitai. Tai iš tikrųjų dienomis pradėjome mes 22 metų rudenį tą darbą, tai turime aišku planą, turime komandas Vilniuje ir Briuselyje, mokome žmonės kartu su kolegomis iš viešojo valdymo agentūros, turime prioritetus ir visus kitus strateginius elementus. Tai kalbam apie skaičius, kad yra 440 milijonų pacientų ES piliečių, bet norime, kad mūsų balsas Lietuvos būtų labiau girdimas, kad būtume stipresni, bet pasakysiu taip, reiškia, kad reali mūsų įtaka nominali yra 0,64%. Tai tokią mes įtaką turim taryboje, jeigu žiūrėtume į tai, kaip priimamas yra sprendimas kvalifikuota dauguma balsų. Tai mūsų dalis piliečių Lietuvos. Tai turime kalbėti apie dalykus, apie elementus, kurie sustiprina mūsų struktūrinę galę. Tai jų yra ir galbūt diskusijos metu galėsime apie juos pakalbėti. Gerai, ačiū. Živilė, pačiai kaip buvusiai viceministrai sveikatos apsaugos ministerijos, aišku, neteko pirmininkavimo tarpu pačiai, bet bendrai atstovavimas Europos Sąjungoje Lietuvos interesų. Jūsų galva mes turim pakankamai, būtent sveikatos srityje, turim pakankamai žmogiško resurso, finansinio resurso, kad tą būtų galima daryti efektyviai? Tai kadangi darbavausi, aš apskritai dar jeigu grįžtant, kaip padaryti, kad ES sveikata taptų prioritetas, tai COVID reikia. Tai aš, kai dirbau sveikatos apsaugos ministerijoje, Europos komisijoje jokių kitų nebuvo posėdžių ir apie nieką beveik kitą atrodo, kad nebuvo diskutuojama, tai kiek ir kokių vakcinų mums reikia ir kuris gamintojas kiek jų pagamins ir kokių atveš. Ir čia mes turbūt ir ateinam prie pagrindinės problemos ir tos vienos istorijos, kurią aš labai gerai atsimenu, mes kalbam apie pačią pradžią. Kažkas gal iš jūsų dar pamenate, kai pirmosios vakcinos atvažiavo gruodžio 27 po Kalėdų ir tada dar mes turėjom sausį, vasarį, kai jų tikrai labai trūko. Ir kaip ir ES priėmė vieningą sprendimą, kad mes viską pirksim pro ratą principų ir dalinsim pagal gyventojų skaičių, tai vat Lietuvai atitenka tie 0,64, kas viskas yra gerai ir sąžininga. Problema, kad ateina tada kažkuris vienas gamintojas, dabar gal čia bandysiu nevardinti tų gamintojų, bet ir sako, tarkim, tai mes dabar duodam 10 000 vakcinų, dalinkitės. Tai 10 000 kart 0,64, vat tiek vat Lietuvai atitenka iš pirmos siuntos. Tada atsiranda naujas gamintojas, kuris pasitvirtino vakciną ir tada tu sprendi. Pirmojo vakcina kainuoja 40 eurų už dozę, antrojo kainuoja tik tai 5, tai gal man reikia antro. Tai užsiperki daugiau antro, užsisakai. Bet tada staiga pradedi skiepyti mokytojus ir jiems visiems kyla temperatūra ir nieks nebenori skiepyti su ta antra vakcina ir tada tau staiga reikia to pirmojo gamintojo vakcinos, bet tau niekas iš kolegų jų neduoda. Tai problema yra turbūt grįžtant prie to resurso, kad nėra, bent jau Lietuvoje, sveikatos srityje, kalbant apie tuos atstovavimus ir išskaičiavimus, aš kadangi turėjau užmesgus kontaktų su didesnėm valstybėm ir su jų tais analitiniais centrais, tai jie net žmonių požiūrį ir vertinimą į vienokią ar kitokią vakciną turėjo pasiskaičiavę, jie kas savaitę darydavosi nuomonės tyrimus, kurią vakciną žmonės geriau priiminės ir kurios daugiau ar mažiau užsakinėt, o mes tuo tarpu darėm taip, kaip mums atrodo. Iš kitos pusės, Živilė, čia pati minė, kad
santykiai su kitom šalim, su kitais jų tyrimų centrais irgi tai yra galimybė šitą dalyką, kaip sakai, savo resursą išplėsti, ar ne, ir naudotis tom galimybėm, kurias turi kiti partneriai. Tai kaip ir tai galimybė, ar mes ją išnaudojam lygiai taip pat? Vėl kiek mes turim resurso megzti santykius ir kiek mes turim resurso skirti laiko. Ir man šitoj vietoj visada didžiausią įspūdį darė per mano darbo vyriausybėje laiką Izraelis, kurie turbūt su kiekviena nauja vyriausybė, su jos atstovai susitinka ir išsiklausinėja, kaip jūs darot, ką jūs naudojat, kas pas jūs tinka, kas netinka ir ima iš kitų šalių gerasias praktikas ir persikelinėja pas save. Tai taip, galimybių tikrai yra, bet tam irgi lygiai taip pat reikia resurso. Donatai, pačiam žiūrint iš industrijos pusės, ar ne, ir kaip pačiam atrodo, kiek mes išnaudojam to, sakykime, ne tik pirmininkavimą, nes pirmininkavimas tai yra pusę metų, tai yra toks dėmesys tai šaliai, pareiga tai šaliai ir iš tikrųjų didelė, bet bendrai, sakykime, kiek mes išnaudojam tuos ES teikiamus ar ne privalumus, būtent kaip iš industrijos pusės atrodo, ar mes pakankamai esam kaip valstybė gebantis pasinaudoti tais privalumais, kurie yra teikiami ES? Labai geras klausimas, Artūrai. Ir aš galbūt prisimindamas temą, dėl kurios mes šiandien susirinkom ir apie kurią diskutuojam, tai būtent viena iš tos temos dalių lyderystės elementą, tai norėčiau paminėti, kad Lietuva turėjo puikius lyderius 2004 metais, be abejo, iki 2004 metų tas visas pasirinkimo stojimo laikotarpis, kai mes tapome ES nariais. Ir tuo metu lyderiai Lietuvą atvedė ES ir mes šiandien džiaugiamės, būdami nariais jau 21 metus. Tai šitą elementą atsimindamas, dažnai mes dabar jau pamiršę, dėl ko mes stojom, kokie pagrindiniai principai ES, ką ES mums kaip lietuviams duoda, raginčiau prisiminti pagrindinius, pačius pamatinius ES principus, tai yra tie 4 postulatai prekių, kapitalo, asmenų judėjimas, laisvas judėjimas, be barjerų, be sienų, be reguliavimo, su protingu reguliavimu, proporcingu. Tai šitoje vietoje lyderius mes turim ir ko dažniausiai tikiesi iš lyderių, kaip aš pats asmeniškai lyderystę įsivaizduoju, tai jie turėtų suteikti kitiems asmenims, kurie yra aplink juos, galimybę būti jų pačių geriausia versija. Tai iš Vidmanto girdėjau, bet ir šiandien vardino, mes turim 500 dienų ruošiantis pirmininkavimui, tai ir pirmininkaujant ES ir netgi būnant, turint procentinę įtaką, tą skaičiavimo, matematinę įtaką, net neviršint 1%, visada prisimeni, kad svarbu ne kiekis ar skaičius, nu taip, svarbu, bet labai dažnai svarbu ir kokybė ir kaip tu gali užkrėsti savo geromis arba primindamas tiems patiems europiečiams pamatus, dėl ko ES veikia. Tai šitoje vietoje aš kvieščiau institucijų atstovus, mūsų sprendimų priėmėjus, tie, kurie tiek dalyvaus, tiek rengs, tiek dabar dalyvauja pasirinkime pirmininkavimo ES, tiek piliečiams leisti, tiek verslams leisti būti jų pačių geriausiomis versijomis jų veiklose. Tai tokį kvietimą aš prašyčiau ir tikiuosi, kad jis bus išgirstas ir
tiek piliečiai, tiek mes versle dalyvaujantis, turėdami geriausias, palankiausias, ne tai kad geriausias, bet palankiausias, mažiausiai ribojimų turinčias sąlygas veikti, galime pasisemti ir naudotis tomis gerybėmis, kurias suteikia ES sodas. Mes šiandien diskutuojam Bernardinų sode, tai ES irgi galima įsivaizduoti kaip sodą, kuriame yra daug vaisių, tik juos reikia rinkti, naudotis jais ir mėgautis. Beje, turėtų būti QR kodą, turėtumėt matyti, jeigu turėtumėt klausimų, tada kolegos, jeigu galite jungti QR kodą, kad kas mūsų klausosi, kad galėtų užduoti klausimus, aš juos matysiu slaido programėlėje ir galėsiu tiesiog pagarsinti kolegoms, kurie mielai atsakys, jeigu tai, aišku, klausimas iš jų, sakykim, srities bus. Žiūrėdamas į Eurobarometro duomenis, būtent apie ES piliečių prioritetus, atkreipiau dėmesį, kad lietuviams sveikatos būtent apsauga yra daugiau negu vidurkis domisi, koks yra Europos, nes Europos vidurkis yra apie 25%, kurie sako, kad tai yra prioritetas, Lietuvos yra apie 29%. Ir ką pastebėjau, kad didesnė dalis ES gyventojų, būtent išskyrus dvi šalis didelės, tai yra Ispanija ir Graikija. Visos kitos, kur prioritetas yra didesnis, yra mažos valstybės. Kodėl tai yra klausimas? Ir čia nesiskiria, pavyzdžiui, nuo to Rytų Europą ar ten Portugalija iš viso yra labai aukštai pagal prioritetą Portugalams būtent sveikatos apsauga. Tai nežinau, kaip tą būtų galim paaiškinti, čia matyt galbūt statistikai labiau galėtų tą dalyką, bet vis tiek 25%, 29% yra labai daug, ar ne? Tai yra kaip ir žmonėms yra prioritetas. Sakykit, tai jums kaip diplomatui ir iš principo, nepaisant to, kad ES yra, kaip ir mes esame viduje jos, užsienio reikalai koordinuoja visą veiklą, ar ne? Kaip jūs matot, ką Donatas minėjo, kiek mes efektyviai darom, kiek mes efektyviai sugebam surinkti visas, nes tai yra ir sveikata, ir kitos sritis, kiek mes sugebam efektyviai atstovauti būtent tą Lietuvos interesą. Kitas dalykas, kiek mes efektyviai sugebam išsigryninti Lietuvoj tą interesą, nes vienu klausimu jis gali būti vienoks ir visiškai nesutapti su kitom valstybėm. Kaip jūs matot šitoje vietoje? Na, ES iš tikrųjų reguliuoja labai daug sričių. Sveikatos yra viena iš jų, bet tai nėra tai naujas dalykas ES darbotvarkėje. Sakykime, pandemija, COVID-as pastumtelėjo diskusiją apie sveikatos sąjungą ir panašiai, bet kompetencijos sveikatos apsaugos srityje yra pirmiausia nacionalinės. Dabar dėl Lietuvos prioritetų mes jau nuo dėrybų dėl narystės ES laikų, kur aš irgi dalyvavau dėrybų grupėje, esam sukūrę gerą, efektyvų mūsų nacionalinio interesų išgryninimo ir pozicijų derinimo mechanizmą. Ta prasme, yra numatytas geras koordinavimas, visą laiką laikėmės tos pozicijos, kad geras koordinavimas prisideda prie mūsų stiprumo atstovaujant savo interesus. Tai mūsų prioritetus lemia iš tikrųjų mūsų socialinės ekonominės raidos prioritetai, mūsų geografinė pozicija ir kiti dalykai svarbiausi. Tai visada mums rūpės rytų siena, saugumas, kuo mažesnė apribojimai vidaus rinkai, nes tokia mūsų ekonomika atvira ir maža ir kiti dalykai. Tai prioritetus mes žinom, jų atstovavimas ES darbo struktūrose yra trupučiuką kitas klausimas. Taip, ten dirba žmonės, tam tikros komandos. Tai žmonės būna geriau pasiruošę, mažiau pasiruošę. Labai svarbu yra ugdyti kompetencijas, mokytis. Tai įvairių dalykų. Panaudosiu tokią metaforą. Yra šiais laikais kiekvienas valstybės tarnautojas turi būti diplomatu ir kiekvienas diplomatas turi būti, ta prasme, ekspertų. Viskas yra susipynę. Tu turi dirbti su kitais 26 partneriais. Procesas yra gana komplikuotas, jį reikia perprasti. Viskas vyksta kartu, derinant su Europos parlamentu.
ten mūsų įtaka yra panaši 1,18%, 11 atstovų renkamų Lietuvoje. Taip kad prioritetus mes žinom kaip atstovaujam, turim priešakinę liniją Briuselėje mūsų nuolatinę atstovybę Europos Sąjungoje, manau, kad labai stiprio institucija, padeda kitos atstovybės, kai reikia mūsų poziciją sustiprinti, turim koordinavimo sistemą Lietuvoje, bet aišku, kad yra galimybės tobulinti šią sistemą. Pavyzdžiui, dabar mes pradėjom mokymus, kai man buvo keista, kad nuo 2013 metų Lietuvoje nebuvo mokymų ES srityje valstybės tarnautojų, galbūt reikia apimti ir plačiau, ir asociuotas verslo struktūras. Dabar mes paleidom mokymų programą, tikiuosi, kad jinai bus išlaikyta ir po mūsų pirmininkavimo. Tai tas būtų naudinga. Reikia ir plačiau skleisti žinią apie ES, jos veikimo mechanizmus, institucijas, sprendimų priėmimus ir švietimo sistemoje, bendrai visuomenėje. Jeigu leisit, aš Vidmantai, žiūrėkit, ką jūs sakot, kad mes turim gerą atstovavimo sistemą, tai jeigu mūsų sveikatos apsaugos specialistas dalyvauja struktūroje ir ten tik pasėdi ir neištara nei žodžio, tai nebūtinai reiškia, kad mes gerą turim, nes yra žmogus, kuris nepasako nieko. Tai Lietuva vis dar yra numeris 1 Europos Sąjungoje iš blogosios pusės, pagal vidutinę sveiko gyvenimo trukmę, tai reiškia, mes gyvename trumpiausiai sveiką gyvenimą. Tai reiškia, taip mes gyvenam ilgai, bet labai po to ilgai jau sergam didelę laiko gyvenimą. Tai mums kaip šaliai sveikata turėtų būti numeris 1. Mes Europos Sąjunga išsiskyrė prioritetus gynybą ir kalbam apie naujus statymus visokių šovinių gamyklų ir ko tik tai nori, bet nekalbam apie tai, kad Lietuvoje klykia visos sveikatos priežiūros įstaigos, kad jeigu prasideda kažkokios kario grėsmės, jos yra absoliučiai nepritaikytos funkcionuoti, kalbant apie generatorius, atsarginius vandens kaupimus ir visus kitus dalykus. Bet mes nekeliam prioriteto Europos Sąjungoje, kad skirkime dalį pasirengimo karo grėsmėms, ne šoviniams, bet pritaikymui savo sveikatos priežiūros sistemos, jeigu nutiktų tos grėsmės. Tai man šitoj vietoj turbūt tas ir yra baisiausia, kad aš sutinku labai gerai, mokytis yra labai gerai, bet turbūt likus 500 dienų jau norėtųsi, kad tie žmonės būtų išmokyti. Ir aš čia pati buvau toj sistemoje ir galiu prisimti patį, nesakiau, kad reikia mokytis, nes turbūt nesuvokiau tos prasmės, nes jau likus 500 dienų jie jau turėjo būti prieš dar 300 dienų pasakę, kad tai turėtų būti mūsų prioritetai ir mes norime kelti šitus klausimus, o ne palikti juos, tiesiog jeigu kažkas pasiūlys. Nes tai yra mums skaudžiausi klausimai, apie kuriuos mes norėtumėm, kad ES būtų ieškoma sprendimų. Artūrai, jeigu leisit, taip, žinoma. Įsiterpsiu, pantrindamas, kad, ką ir Vidmantas minėjo, mes pasižiūrėkime toj pačioj farmacijos rinkai, ką daro lyderis už Atlanto. Jisai tiesiai šviesiai sako, žiūrėkit, prioritetas, įsirašau, mes, mūsų Amerikos piliečiai, turi tapti labiausiai prioritizuota tauta, most favored nation, įsigyjant vaistus. Ir sako, čia tikslas ir judėkime ten. Visokie ekonominiai klausimai kyla, o kaip ta rinka visam globaliam pasauliu keisis, bet kaip turėtų, kokia Europos reakcija, kadangi mes būdami lietuviai Europos Sąjungos nariai ir labai Vidmantas gerą principą paminėjo, kad anksčiau iš tų steigiamųjų dokumentų ES kalbama, kad sveikatos sritis yra nauja ES dabar, žiūrint 28-34 metų perspektyvą, apie kurią ir pirmininkavimo metu Lietuva kalbės, kad šitoje vietoj matant globalius iššūkius Europos pasaulyje, žinant, kad ES geriausiai veikia ten, kur pavienės šalis po vieną būdamos veikia prasčiau, dėl to jos koordinuojasi ir ta pati Europos komisija savo rekomendacijas teikia. Tai irgi vienas iš tų norų iš verslo bendruomenės ir iš tų pačių piliečių būtų taip, bemokant, beedukuojant ir bekeliant kompetencijas Lietuvos atstovams, kurie mus turėtų advokatauti institucinėme lygmenyje ir bendradarbiavimo lygmenyje Europos Sąjungoje,
kad tie pamatai, ES pamatai, matant globalius iššūkius, kurie suteikia laisvės savo 27 ES šalyse prekiauti, judėti, mokytis laisvai, būtų kaip įmanoma minimalus. Šito vietą, kad nesusidarytų įspūdis, kad Vidmantas atsakingas už visą tai, kad kažkas nevyksta, mes čia iš principo turim šitoj diskusijai realiai vykdomąjį sluoksnį, ar ne, žmonių, tuo tarpu yra politikai. Ir toj vietoj man visą laiką kyla klausimas, kasgi formuoja Lietuvos sveikatos politiką. Ar yra jinai formuojama iš politikų, kurie ateina ir tikrai turi tam tikras vizijas, ar visgi kiekviena valdžia atėjusi realiai remiasi tik tai būtent vykdomuoju sluoksniu ir juda tą linkme, kurią ekspertai sako, mes taip darykim toliau. Toj vietoj man visą laiką tas kyla klausimas, nes to resurso, ar net tos lyderystės tų žmonių, kurie tikrai yra politiniam lygmenį geri sveikatos, sakykime, specialistai, ne daktarai turiu omeny, bet bendrai sveikatos ekonomikos, sveikatos politikos specialistai, man kažkaip aš viešoje erdvėje to nelabai matau. Nežinau, kaip jums atrodo. Čia klausimas realiai visiems. Tai nėra, mes kažkada ir universitete diskutavom, kad pas mus apskritai nėra rengiami sveikatos ekonomikos specialistai, ne gydytojo sveikatos ekonomikos. Ir pas mus dažniausiai, kai tvirtina kokį sveikatos naują apsaugos ministrą, vis sako, kad gydytojas jisai turėtų būti, o ne vadybininkas ar sveikatos ekonomikos specialistas. Ir dabar labai geras pavyzdys yra vaistų paketas, kuris buvo svarstomas Europos Sąjungoje ir visas tas paketas. Tai mes Lietuvoje turime labai dažnai iškylančią vaistų trūkumo problemą, mes apskritai turime didelę vaistų prieinamumo problemą, mes turime vis pašnekėjimą, kaip mes norime vienaip ar kitaip turėti pigesnius vaistus savo rinkoje. Tuo tarpu Lietuva nei viename iš posėdžių labai aštrios ir kažkokios savo pozicijos šito paketo atžvilgių nei vienu klausimu neišreiškė. Jinai visada buvo pritarėję kitom valstybėm. Tai jeigu mums šitas klausimas svarbus, tai mes turime reikšti savo nuomonę ir sakyti, kaip mums reikia, kad jisai susidėliotų vienaip ar kitaip, kad Lietuvai būtų naudinga. Bet dėja problema yra ta, kad mes turim tą valstybės tarnautojų lygį, kurie atstovauja atitinkamuose posėdžiuose, politinis lygis iki galo nesupranta, tarnautojų lygis be politinio lygio bijo išreikšti savo nuomonę ir mes tiesiog važiuojame pagal tai, kaip nuspręs dauguma valstybių Europos Sąjungoje kitų, kas mums dėja ne visada tinka. Aš pagal savo patirtį asmeninę galiu pasakyti, Artūras sako, Donatai, tu dirbai ligonių kasose. Taip, aš 10 metų atitarnavęs, nes valstybės tarnybai, bent jau kai aš dirbau, nebuvo darbo santykių, buvo tarnybos, buvo įsakymas ir tu vykdai funkcijas. Ir šitoj vietoj, o kaip gavęs klausimą, elgdavausi aš asmeniškai ir kokią praktiką matydavau. Tai ir ko dabar pasigendu iš atstovų, kai su jais tenka diskutuoti arba ginti, besiūlant kažkokią tai poziciją. Tai savo praktikoje, žinodamas, gaudamas klausimą, kaip valstybės tarnautojas, tu tuo metu, kai tarnavau, irgi pasigesdavai tų tokių, o kokia užduotis ir koks tikslas. Įvardintas tas užžiūrio lyderio principas, mūsų tikslas toks, turim tapti prioritetinę šalimi tiekėjams. Tai šitoj vietoj, ką aš pats darydavau, atsiversdavau pamatinius dokumentus, jeigu tai liesdavo ES klausimą, liesdavo prekybos klausimus, tai kokie tie pamatiniai elementai, pamatiniai principai ir kokios bendrijos nariais mes esam. Tai šitoj vietoj, ką dabar apie tą patį vaistų aktą kalbant, ar kitus aktus, kurie svarstomi ES lygmenių, tai yra Europos bendrijos plėtros organizacija, Pasaulio bankas, Europos komisijos,
begalę rekomendacijų, naujausių rekomendacijų paremtų tyrimais, kur gali vertinti, analizuoti, skaityti ir pagal tai formuoti pozicijas, turėdamas aiškius ekonominius, politinius ir kitus elementus, kurie kalba apie kokybę ir kaip turėtų veikti sistema. Ir kadangi tai tos institucijos dažnai rengia tos pačios Europos komisijos, kuri bendrai mato visas 27 valstybės narės, tai va tuose dokumentuose dažnai slypi argumentai. Tik dažnu atveju šita informacija, šita medžiaga būna primiršta nacionaliniam lygmenį. Vidmantai, tai tikrai nesakau, kad jūs turite atsakyti tuos klausimus, nes jūs esate užsienio reikalų ministerija ir matyt žmonės sveikatos apsaugos ministerija tuos dalykus turėtų, bet jūsų požiūrį, kaip jūs matot, kaip koordinuojanti institucija? Tai dabar dėl prioritetų formavimo, tai vis tiek, man akivaizdu, kad Lietuvoje yra tam tikra hierarchija dokumentų ir yra politinės institucijos, Seimas, vyriausybė, prezidentas, kurie brėžia gairias kažkokias svarbiausias mūsų veiklos ar Europos politikos, ar bendrai valstybės gyvenimo. Ir yra Europos reikalų, reiškia, koordinavimo sistema, kurioje kiekviena iniciatyva, politikos iniciatyva ar teisėkūros iniciatyva Europos Sąjungoje, kuri yra iškeliama, į ją reaguojama arba dėl jos yra užimama pozicija. Dabar kas atsitinka kartais ir kur yra galbūt silpnoji vieta, ką galima tobulinti, tai yra, kuriam etape mes įsijungiam į tą darbą. Yra 3 pagrindiniai etapai teisėkūros. Yra darbotvarkės nustatymas, sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas. Tai dažnai, man atrodo, arba kai kurios institucijos Lietuvoje galbūt įsijungia į darbą jau sprendimo priėmimo etape, kai reikėtų dirbti, darbotvarkės formavime. Ta prasme, pavyzdžiui, Europos komisija, kuri turi iniciatyvos teisę, yra aplipusi įvairiomis ekspertų grupėmis, darbo grupėmis. Kartais kviečiami žmonės dėl savo vardo ar reputacijos. Aš nežinau, tiesą pasakius, mes padarėm tam tikrą tyrimą. Nedaug yra Lietuvos piliečių, kurie dirba toj srity kaip ekspertai. Tai mes norėtume, kad jų būtų daugiau ir darom tokią pastangą. Mes patikrinom, reiškia, situaciją. Norėtume, aišku, kuo daugiau idėjų ir iš verslo, reiškia, asociuotų struktūrų. Džiaugiuosi, kad ėmėte šitos iniciatyvos čia padiskutuoti apie tai, bet mes, užsienio reikalų ministerijoje, bent jau esam 100% atviri kalbėti su asociuotom verslo struktūrom, taip pat ir pirmininkavimo kontekste, megzti partnerystės, reikia idėjų. Idėjos yra rimtas kapitalas ir jeigu yra idėjų, jeigu yra pasiūlymų, kokią poziciją turim užimti, mes visada išklausysim ir dirbsim kartu. Tai yra kitų būdų, kaip galime sustiprinti savo įtaką. ES institucijose dirba apie 700 Lietuvos piliečių. Čia jau visi su techniniais ir visa kita. Mes turim tam tikrą strategiją, gal jinai gali būti dar aštresnė, kaip mes jiems padedam, kaip jie gali mums padėti, kad turėtume žvilgsnį iš vidaus. Ir yra masė kitų dalykų. Politinės partijos turi dirbti per savo politinės šeimas, ta prasme, Europos parlamento mūsų žmonės ir taip toliau. Taip kad ką daryti mes daug mažiau žinom, bet vėl grįžtam prie to, kad reikalingi yra ištekliai, žmogiškieji ištekliai, ne visur, turbūt netolygiai yra jie ir pasiskirstę, ne visos institucijos, vienodai yra europeizuotos, taip sakykime, ne? Mes galbūt užsienio reikalų ministerijoje turim tokius momentinius kontaktus su Šiaurės Baltijos šalių kolegomis, su vokiečiais ir taip toliau galim paimti, skambinti. Ir tai yra kasdienio darbo dalis, ta prasme, kad kažkur važiuoti ir tylėti, tokio dalyko nebūna. Mes, diplomatai, instrukcijos žmonės, ta prasme, važiuojam ir dirbam, kalbam ir aš žinau, kad daug kolegų iš kitų ministerijų daro irgi super dalykus, inicijuoja. Pavyzdžiui, dėl kritinės infrastruktūros apsaugos Lietuva inicijavo diskusiją Europos Sąjungoje, kad naujame biudžete atsirastų pinigai sveikatos, vandenvalos, kitų įmonių, ta prasme, sustiprinimui krizės atveju. Tai didžia dalim dėl Lietuvos, Lenkijos pastangų atsirado iš viso toks dalykas kaip ES energetikos politika Lisabonos sutartyje, kurios 20-metį minėsime kaip tik per mūsų pirmininkavimą. Tai yra daugybė gerų pavyzdžių, kur mes
mes formavimo politiką, sankcijos paimkim tas pačias. Esame tikrai lyderiai šitoj srity. Kai Vidmantas šneka, man atrodo, kad čia toks žmogiškas, ar ne, situacija, kai jau trinkteli kažkas, kokia nors, kaip Živilė sakė, COVID'as, karas Ukrainoje, tada atsiranda ta iniciatyva ir net į sveikatos sistemą pradedam žiūrėti truputėlį per tą krizės, potencialios krizės, ar ne, kontekstą. Ir tada atsiranda ir tos iniciatyvos veiksmų, kurie pajudina kartais tuos dalykus. Kitas dalykas, akivaizdu, kad Vidmantas matyt teisingai paminėjo, kad institucijos yra skirtingo lygio visgi. Ar ne? Visgi tas Užsienio reikalų ministerija, kitos ministerijos, kurios mažiau ar daugiau susiduria su tom, sakykim, su europiniam struktūrom, jos irgi gali būti ir kompetencijų lygmenį labai skirtingos. Bet mes turim jau, nepaisant to, kad mūsų nėra labai daug, bet mūsų klausytojai turi labai įdomių klausimų beje. Ir pradėsiu nuo pirmas, buvo klausimas, nei viena didelė farmacijos įmonė neturi gamyklų, kurios gamintų vaistus Lietuvoje. Ar tai yra vienas prioritetų, atsižvelgiant į tai, kad turime stiprių gamtos mokslo žmonių? Mano galva, mes turim ne vieną farmacijos įmonę, gaminančią Lietuvoje ir tarptautinę. Tai negalėčiau su tuo sutikti. Dėl to gal ir nesakysiu, nebent Donatai pačiam būtų... Aš gal trumpai pakomentuosiu iš tos verslo pusės, kur pats atstovauju Lygiagretaus vaistų importo asociaciją, kai mes esam tie subjektai, kai žiūrėkime dokumentus. Valstybės kontrolė irgi darydama vertinimus apie konkurenciją vaistų sektoriui ir matydami tiekimo sutrikimų skaičių Lietuvoje, mes matome, kad Lietuva taip maža rinka ir čia suinteresuotumo tiem patiems užsienio didiesiems gamintojams būti Lietuvoje nėra daug. Ir lygiagretus importuotojai, būtent tos laisvo prekių judėjimo ES dėka dažnai arba būna vieninteliai tiekėjai, arba dažniausiu atveju būna tas antras pasiūlymas valstybei kaip pirkėjui vaistų įsigymo atveju. Ir gamybos to jau galutinio vaisto produkto, kaip prekės, kurį mes kiekvienas vaistinėse įsigijam, gamintojų Lietuvoje mes visgi neturim to tokio tradicijų ilgųjų ir žiūrėdamas irgi pirmininkavimą 28-34 metų ir Europos komisijos raginimus gražinti net į Europą gamybą, nes gamyba iš Europos yra išsikėlusi. Tai viena vertus, kur Lietuva tikrai gali stiprėti, tai naudotis prieinamais produktais, prekėmis, paslaugomis ES ir jeigu jų čia nėra, dėka laisvo prekių judėjimo, jas gauti Lietuvoje. Kitas klausimas, kuris iš tikrųjų yra jau apie tą, ką mes šnekėjom. Ar finansavimas yra pagrindinė problema sprendimas siekiant ilgesnio sveiko gyvenimo metų Lietuvoje? Ar čia, Živilė, gal pačiai tavęsme kaip... Tai turbūt iš dalies taip, nes jeigu mes žiūrėtumėm, kadangi jau krašto apsaugai mėgstam žiūrėti procento nuo BVP, tai ir sveikatos apsaugai galėtumėm pasižiūrėti procento nuo BVP, tai yra vienas mažiausių tarp ES valstybių, tai turėdami vieną mažiausių procentų nuo BVP sveikatos apsaugai, negalim tikėtis, kad labai, labai sveikai gyvensim. Jeigu žiūrėsim absoliutų išleidimą sveikatos apsaugai lėšus, tai jisai tas procentas nuo BVP smarkiai išauga, bet tą procentą smarkiai išaugusių sudaro asmeninės lėšos. Tai reiškia, kad mes patys savo pinigų labai daug išleidžiam būtent vaistams. Ir taip, tai yra dalis atsakymo, bet tai tikrai be abejo nėra vienintelis atsakymas dėl to, kad jeigu mes, būdami maži, vis dar nesugebam susitvarkyti ir tai ką Donatas tarkimini, tai yra tik vienas iš pavyzdžių to paties didesnio lygiagretaus vaistų importo mažesnėmis kainomis ar skatinimo parduoti tą vaistą pigiau, nes čia neeinant į detalės, kaip tai yra daroma, bet tų būdų tikrai yra, mes jų tikrai ne visur išnaudojame. Tai faktas, kad ir tą mažesnį savo biudžetą dar ir išleidžiam neefektyviai.
Gal labai trumpai papildysiu Živilę, aš besiruošdamas diskusijai pasižiūrėjau šią savaitę pasirodžiusią valstybės kontrolės išvadą apie prieinamumo paslaugų ir eilės Lietuvoje sveikatos. Ir ten vienas iš šaltinių yra Europos bendrijos plėtros organizacijos Pasaulio banko dokumentas, kuriame, kalbant apie paslaugų, iš esmės sveikatos sektoriaus kokybę, kur elementų nevardinsiu, tai vienas toks duomuo buvo nurodytas. +2 sveiki gyvenimo metai, ilgesnio gyvenimo metai, pratęsiant gyvenimą, galima juos gauti, jeigu valstybė veikia efektyviai. Tai man čia nauja, faktas taip, bet kad susijėtų su ilgesniu gyvenimu, geresnį valstybės veikimą, tai čia man buvo pačiam bent jau naujovė. Tai nekeliu klausimų, bet dalinuosi. Šitas klausimas, matyt, būtų jums, Vidmantai, ar sutiktumėt, kad trūksta skaidrumo formuluojant Lietuvos pozicijas ES darbotvarkėje? Kokie būtų pliusai ir minusai dėl didesnio suinteresuotų asmenų organizacijų traukimo į šį procesą? Na, matyt, šiaip tai mūsų tas, reiškia, pozicijų formavimo procesas yra toksai, kaip sakyt, paimtas iš šiaurės šalių. Labai stiprus Seimo įsitraukimas, yra galingas Europos reikalų komitetas, prieš kiekvieną tarybą mandatavimosi procesas, atsiskaitimo procesas. Ta prasme, kai užėmė poziciją valstybė, ne visą laiką, aišku, jinai yra, gali būti absoliučiai vieša. Tai bent mes, Užsienio reikalų ministerija, kaip sakiau, mes siekiame išklausyti kuo daugiau nuomonių, protingų balsų, įtraukti ir asocijuotas verslo struktūras, ar tai būtų europiniai klausimai, ar vystamojo bendradarbiavimo, kiti užsienio politikos, nacionalinio saugumo klausimai, yra ir ekonominės diplomatijos taryba, kuri įtraukia visus tuos pagrindinius veikėjus. Taip, kad tai yra nuolatinis procesas. Mūsų procesas politikos formavimo yra, jeigu taip imti europinę skalę, jisai yra toj skaidriojoje daly kartu su mūsų Šiaurės Baltijos regiono valstybėmis narėmis, su toks demokratinis daug etapų legitimizavimo ir panašiai. Taip, kad, nežinau, čia reikėtų gal tas klausimas toks bendresnio pobūdžio, bet jeigu būtų kažkoks konkretesnis kampas, gal būtų galima ir toliau diskutuoti. Ar turėtumėt, Donatai, Živilė, šito klausimu kažką pridurti? Mintį, ką Vidmantas paminėjo, besiruošiant, turint 500 dienų iki pirmininkavimo Europos Sąjungoje, tai receptą labai gerą Vidmantas įvardino. Ir aš tikiuosi, kai paminėjau, kad mokymai vyksta tų pačių Lietuvos atstovų, tai yra europizacija institucijų atstovų, Europos klausimais. Tai va tas viruso skleidimas apie Europos Sąjungą tikrai yra vienas iš tų receptų, kuris tikrai primintų apie narystės Europoje naudas ir tos, kaip aš pirmiau diskusijoje minėjau, sodo gerybės, kad jas galima pasiimti, jas reikia pasiimti ir apie tas vertybės net ir tiem patiems europiečiams lietuviai gali priminti. Vidmantai, kai minėjot mokymus, jie yra ne tik tai Užsienio reikalų ministerijos, bet bendrai, tavasme, visų institucijų, kurios turės įsitraukti į pirmininkavimą, taip? Taip, tai ta pirmininkavimo komanda, kaip sakoma, komandos sudaro virš 1000 žmonių. Ir iš tikrųjų Lietuva vadovaus teisėkūrai nuo tarybų, tai dabartiniai ministrai, vadovaus savo kolegų darbui tarybose, nuo žemės ūkio, žuvininkystės, transporto, teisingumo, vidaus reikalų ir kitur. Ir taip pat, bet iki tų tarybų, ministrų lygio susitikimų yra dar visa eilė kitų darbo struktūrų, kur taip pat dalyvaus Lietuvos atstovai. Tai mūsų nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje išsiplės dvigubai, jie irgi yra apmokomi tam tikrų dalykų, kaip vadovauti deryboms, kaip įtaigiai pateikti argumentus, tai ir Lietuvoje tai apie 1000 žmonių, taip pat ir aukšto lygio pareigūnai. Ir labai džiaugiuosi, kad iš aukšto lygio pareigūnai, kurie labai yra užsiėmę, yra nemažas susidomėjimas irgi, ta prasme,
tam tikrų mokymų, coachingo dalykų ir taip toliau. Bet jie yra ne kažkokie bendrieji, reiškia, pamokėlės, kaip sakyt, pilietinio ugdymo, bet labai kryptingi pirmininkavimo uždavinius orientuoti dalykai. Tai taip. Dar kitas klausimas, kurį kolegos besiklausantis uždavė. Ar sveikatos politika yra tik priemonė politiniams reitingams pasikelti, ar galėtų būti nustatyti kokybiniai parametrai, kad politikai negalėtų keisti šių strateginių tikslų? Šitą vietoj norėčiau patikslinti, kad politikai tam ir yra, kad jie keistų strateginius tikslus, tai yra jų kaip ir prerogatyva tą dalyką daryti. Klausimas yra labiau man apie kokybinius parametrus, ar mes turim, ar ne, kai šnekam apie sveikatos politiką, ir čia Živilė matyt būtų pačiai pirmiausiai, ar mes turim parametrus būtent sveikatos politikos, kuriuos mes matuojam, kuriuos mes žiūrim, ar laikomės, nesilaikom ir ką darom, jeigu mes netitinkam tų parametrų. Parametrus turim, matuojam, nieko nedarom, jeigu nesilaikom. Taip, labai trumpai. Jeigu plačiau, tai vienas pagrindinis parametras mano jau minėtas, vidutinė sveiko gyvenimo trukmė, pats pagrindinis, tai kiek mes galim ilgai sveikai gyventi, kiekvienas iš mūsų norim turėti ilgą sveiką gyvenimą ir nenorim daug metų leisti kažkokioj būklei, kuri mums nebesukuria pilnaverčio gyvenimo. Tam toliau mes skirstomės į skirtingas sveikatos sritis, tai tarkim asmens sveikatos priežiūroje mes turime 4 parametrus, tai sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, saugumas, bijau sumeluot, mane Donatas papildys ir dar 2, 4 yra parametrai, kurie kiekvienas turi savo rodiklius. Tik tai ką ir minėjau, kad šitoje vietoje mes turim tą problemą, kad mes juos žinom, mes juos matuojam, bet apsisukę mes net ir dabartiniai, dar 19 vyriausybės programai, 20 dar neturim, mes turim dalį numatytų priemonių, kurie galimai net ir blogins tam tikrus tuos rodiklius. Tai šitoj vietoj, aš tikrai nežinau, ar mes visada atsižvelgiam. Ir čia tuos rodiklius ne aš sugalvojau, tai yra Pasaulio sveikatos organizacija, jau minėta BPO, kuri labai aiškiai pasakius, tai ką kiekviena šalis turėtų daryti, kaip tai daryti ir kaip tai supaprastinti. Bet mes čia ateinam į kitą, turbūt didžiausią Lietuvos problemą sveikatos sistemą, jau nesusijusią su pirmininkavimu ir su kitkuo, kad mes turim tą labai išdalintą sveikatos priežiūros sistemą į valstybinį lygmenį ir savivaldos lygmenį, kur tada savivalda siekia savų tikslų, siekdama išlaikyti ligoninę neteikiančią paslaugų, valstybė siekia savų tikslų, siekdama finansuoti paslaugas, o apsisukus nebelieka pinigų net ir vaistams. Aš gal Živilę papildysiu tiek, kad irgi susipažįstant su Europos komisijos išleistų dokumentų apie planuojamą biudžetą sveikatos Europos Sąjungoje 28-34 metų laikotarpį, ten rodiklius įvardina ne tik sveikatui, visur, kur tie pinigai bus leidžiami. Ir ko bent jau anksčiau aš nematydavau, tai dabar pati Europos Sąjunga valstybėms narėms irgi kelia vieną iš uždavinių, kad žiūrės, o kur kiekvienas euras ir kaip jis yra išleistas. Tai yra vienas iš tų, papildant Živilę, kokybinių elementų, grįžtant prie sveikatos sektoriaus, tai mokslininkai, kurie vertindami viso pasaulio sveikatos sistemas, kurios yra ne tik ES 27 valstybėse skirtingos, bet ir visur skiriasi, nes elementų, dėl ko šalis skirtingos, kultūros kitokios, pajamos kiekvienos valstybės yra kitokios, bet kalbant apie sveikatą, ko svarbiausia reikia. Tai kalbant apie tuos pačius vaistus, tai kad ar sveikatos priežiūros paslaugos ar vaistai būtų patvirtinti, tai yra kokybiškai saugus. Kitas dalykas, kai jau jie yra ir apie juos gydytojai, pacientai žino, kad jie būtų įperkami finansinę prasme, tai yra priimtini tiek žmonėms, gydytojams, tiek vartotojams biudžeto prasme. O vienas iš tų trečias elementas, tai kai jų reikia, kad jie būtų, tai yra atėjusi vaistinė, kad jie būtų pasiekiami,
gydymo įstaigoje, kad būtų prieinamas ir pasiekiamas laiku gydymas ir visi tie 3 elementai be abejo siejasi su pagrindiniu dalyku, tai yra kokybė, jie turi būti kokybiški. Tai faktas, kad rodiklius galima turėti, jų galima siekti, bet reikia pradėti skaičiuoti, kuriam etape ir ko trūksta ir kas neveikia. Ir skaičiuojant dabar 25 metais, o ne 28, jeigu kas nors neveikia, veikti čia ir dabar ir spręsti problemas laiku. Nes sveikata toks dalykas, kuris visi norim būti sveiki dabar ir jeigu jau susirgam, tai norim kuo greičiau pasveikti. Tai negalim laukti 28 metų. Dėkui. Grįžtant, Vidmantai, prie pačio minties ir to, ką minėjote apie mokymus būtent pirmininkavimui, aš klausausi ir galvoju, o gal visgi, ko ne, nes tas atstovavimas ES, ar ne, jis yra ne tik per pirmininkavimą. Tai klausimas gal iš tikrųjų tas, kad jūs jau antrą kartą užsienio reikalų ministerijai teks koordinuoti pirmininkavimą, gal yra iš tikrųjų jau akivaizdus pavyzdys, kad gal tuos tokius mokymus iš principo reikėtų daryti ne tik pirmininkavimo metu. Iš principo atstovavimas kaip toks ES, ką žmonės iš tikrųjų turėtų, kurie dirba toj srity, ką jie turėtų mokėti, kaip jie turėtų žinoti, nes ką politikai dažnai padaro ir toj vietoj dirbant su ta pačia užsienio reikalų ministerija teko pastebėti, kad ir iš kolegos sakymas, kad kai kuri nors institucija sakykime taip, lietuviškai sufeilina atstovavime savo srity, grįžę sako, tai čia Briuselis šitaip nusprendė ir viskas. Ir tada ES yra kalta dėl to, kad mes kažko patys nepasidarėm. Kiek to yra? Dėl tų mokymų, reiškia, valstybėje bendrai buvo tokių, kaip sakyt, žemyn aukštyn, reiškia. Kažkada tai buvo toks Lietuvos viešo administravimo institutas, ten suko mokymus, reiškia, apie visokius dalykus ir apie valstybės valdymą, lyderystę ir ES dalį. Tai man atrodo, kad mokymai turi būti, čia klausimas yra proporcingumo, ta prasme, pridėtinės vertės, kokie kaštai, bet kad reikia mokytis visą gyvenimą, tai čia faktas, bent man. Čia savo nuomonę reiškia tikrai ne URMO ar ne mūsų tarnybos. Tai dabar, kad Briuselis nusprendė, tai čia yra toksai, toks tradicinis iš tikrųjų politikų visoje Europoje būdas, ką nors pagrysti, kokias nors nesėkmes. Tai čia tikriausias faktas, bet, kaip sakau, jeigu norime rezultato tam Briuselyje, tai turim būti stiprus viduje ir turime kurti koalicijas, nes tik tai taip galima sustiprinti savo galią, kuri formaliai yra nedidelė. Tai koalicijų kūrime, mūsų tas koalicijų valentingumas, jisai metai iš metų didėja, natūralu. Mes labiau įsitinkliname Europoje ir tarptautiniu mastu, mes turime nuolatinius bendraminčius, dėl kurių mums pavydi kitos valstybės narės, pavyzdžiui, mūsų Šiaurės Baltijos šalių klubas. Mes turim strateginės partnerystės su Lenkija, su Vokietija, su Prancūzija, su didžiosiomis būtinai reikia bendrauti. Taip, iš tikrųjų, Briuselis nusprendė, bet čia yra, tokia redukavimas ir tiek, ta prasme, klišė. Taip, Jeigu Artūras leis, o leido, aš Vidmanto, nežinau, gal Vidmantai jūs žinot gerą praktiką, jūs gerai užsiminėte apie koalicijas. Ir man tenka iš verslo sektoriaus, farmacijos sektoriaus matyti koalicijos Viduržemio jūros šalis ir taip Lietuva, Latvija, Estai su Lenkais turi irgi, kadangi rinkos sąlygos atitinkamos, kaip tas dvi vakarų Europos koaliciją vieną ir kitoj pusėje esančią šiaurės rytų Europos koaliciją sujungti, kad gal kitose srityse, nes yra gerųjų pavyzdžių, kaip jos neišsiskaido kiekviena su savo interesais, ten, nežinau, ispanai, portugalai, slovenai, italai vienoj grupiai,
Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ten kitoj grupėje ir tada neranda bendro konsensuso, o tikslas, sveikatos srity tai tie patys ES piliečiai, tie patys pacientai, ta pati jų sveikata, visi yra svarbus. Tai gal kitose srityse yra tekę matyti kokių praktikų, kur tas sujungimas ir bendrystė buvo tarp tų koalicijų surasta. Tai čia tos ES taip yra, kad koalicijos priklauso nuo konkretaus klausimo. Vieni pasisako už didesnį biudžetą, kiti už mažesnį. Ir mes juos vadinam, reiškia, frugals, kurie, taip sakant, nenori mokėti, reiškia. O vieni už žemės ūkio didesnės išmokas, kiti prieš. Vieni turi gamintojus stiprius, kiti neturi, ten vaistus rytai ir panašiai. Taip kad sudėtingas darybų procesas vyksta įvairiais lygiais, ta prasme, ir galų gale yra taisyklės, kaip tie sprendimai yra priimami. Dažniausiai 80% visų sprendimų yra priimama kvalifikuota dauguma balsų. Ir galima įsidėti aplikaciją ir tenai bus ten 55% valstybių ir 65% populiacijos lemia sprendimą. Tai dėl likusių 10%, tai yra mokesčiai, ES plėtra, sutarčių keitimas ir dar kai kurios sritis, yra vienbalsiškumas. Ta prasme, ten mes galime blokuoti, bet mums ir tai ne visada patinka, kai pavyzdžiui viena valstybė blokuoja, reiškia, dėrybas su Ukraina. Tai va, tai yra toks, nėra vieno gero atsakymo. Ta prasme, kiekvienu kartu reikia žiūrėti specifiškai, kas yra ir ką visi pabrėžia, reiškia, Europos reikalų ekspertai, kad reikia bendrauti ir ne tik su tais, su kuriais patogu, bet siekti partnerystės ir su tais, kurie galbūt mažiau akivaizdus draugai. Ta prasme, visi svarbus, visų balsas svarbus. Tu arba kuri kvalifikuotą daugumą, arba blokuojančią mažumą, bet tau reikia paprastai vieno didžiojo žaidėjo ir, ta prasme, aplipinti tenai dar ko nors. Tai va, tai reikia žinoti kitų pozicijas, bet aišku, reikia nuglūdytų argumentų, idėjų, kūrybiškų inovacijų tam, kad būtum ir išgirstas, nes turi galimybę, bent privilegiją turi tokią, kad sėdi už prie bendro stalo su kitais, nes nėra daugiau tokio forumo, tik ES, kur mūsų priversti yra kiti klausytis. Kolegos, turim likusias 5 minutės ir jeigu apibendrinant kiekvienam po porą minučių, Vidmantas paminėjo, turim tas 500 dienų. Kaip, Donatai, gal nuo pačio pradėkim, po šitos diskusijos, kaip Jūs galvojat, ką galėtų industrija prisidėti, kad turėtume daugiau to, sakykime, lyderystės atstovavime, ar ne, sveikatos srity. Živilė pačiai matyti dabar kaip akademinės bendruomenės jau atstoviai, ką galim padaryti, kad sveikatos ekonomikos būtų daugiau žmonių suprantančių ir tikrai realiai vertinančių, ką galim padaryti. Ir, Vidmantai, irgi pačiu norėsiu apibendrinimo, ką dar galim per tas 500 dienų padaryti, kad tų lyderių, kurie atstovauja mus ES, turėtume daugiau. Artūrai, aš Vidmanto labai gerą receptą išgirdau. Turime būti stiprus viduje, tai yra Lietuvoje. Tai mes, verslas, visada esam linkęs bendrauti, siūlyti tas idėjas, jas pagrysti argumentais, komunikuoti su institucijoms, kad Lietuvos advokacija, Lietuvos interesų advokacija būtų maksimaliai išgirsta Europos Sąjungoje. Tai šitoje vietoje aš bent jau tikiuosi, kad tas komunikavimas, bendradarbiavimas argumentais, vienas kito išklausimas tiek verslo, tiek institucijų atstovų, jisai tik stiprės. Atitinkamai Europos bacila, kuo toliau virusas, tiksliau, europizacijos virusas, primenant apie esminės ES vertybės, kad jas reikia naudotis ir imti naudą, matant globalų pasaulį ir globalaus pasaulio iššūkius. Tai ir šito vietoje kartu, turint įrankius ES, jų siekti.
Živilė, kaip pati? Aš dar vis tiek leisiu, aš vieną palinkėjimą atsakysiu ir apie universitetus, ką siūlyčiau, bet vieną palinkėjimą, aš taip labai gerai atsimenu tuos Vesko posėdžius, kur Urmas vedo, visi sėdi, kad tik mane praleistų, nes, nu, ten... Čia labai panašu į pamoką. Taip, ir tada aš tą prisimenu, nu, labai, aš suprantu, kad iš jūsų perspektyvos yra... atrodo, kad visi labai pasiruošę, bet iš tikrųjų tai aš labai kviečiu, nu, va, vis dėlto galvoti apie kaip dar labiau tą tokį suvokti, kad bendrauti su verslo organizacijom yra gerai, kad jūs suvokėt taip, bet tie sėdintis nuleidę galvas mokyklai nesuvokia. Ir va tą va vietą labai tą tokį dėgymą, tai ką jūs turite urme, tai toks jausmas, kad jūs visą galvą, o gal dar daug aukščiau esat už kitus. Tai čia toks, nu, vat, palinkėjimas perduoti tą dvasę kitiems, ką jūs turite. Ir sakau, irgi tikrai jokių būdų tai, ką aš nekėjau, nebuvo skirta, kad čia Urmas kažką blogai daro, bet, nu, plėskim tą. O kalbant apie universitetus, tai aš džiaugiuosi ir mūsų jau fakultete atsirado bent jau kursai, kažkokie atskiri dalykai, kurie ten yra apie sveikatos ekonomiką. Bet toliau turbūt reiktų galvoti apie kažkokį žingsnį priekį, ką turi ir didžiosios valstybės prie tos pačios sveikatos apsaugos ministerijos, think tankai kartu su universitetais, kur va, eina vaistų paketas, tai jeigu ministerija neturi pakankamai resursų įvertinti to poveikio Lietuvos ekonomiką ir vieno kito, tai jie tą gali daryti kartu su universiteto atstovais, jeigu čia jau taip prisibijo lobistinių organizacijų Lietuvoje. Tai tų būdų ir metodų tikrai yra ir jų tik tai manau, kad reiktų paieškoti ir būtų tikrai galima rasti. Vidmantai, pačiam apibendrinant. Tai aš dar tik tai noriu tiesiog ačiū asociacijai už tai, kad organizavo renginį, kuris yra ir apie sveikatą, ir apie vaistus, bet per platesnę temą. Aš manau, kad to reikia daugiau. Aš noriu padrasinti, pasiūlyti, kad jeigu jūs turite minčių, idėjų, nerandat galbūt atsako kitur, jūs galite mums jas pristatyti taip pat. Mes taip pat kviečiu, jeigu būsit Briuselyje, aplankyti mūsų ambasadorius tenai ir irgi susipažinti, nes jūsų klausimai patenka į tokio nuolatinio atstovų komitetą, vadino Korepero 1, reiškia tą tarybų, tą forumą, tai yra atskiras ambasadorius tenai, kuris kiekvieną savaitę posėdžiauja ir tos klausimus svarsto. Tai ir jam būtų gerai žinoti, irgi tokią kitą nuomonę, tai ir mums, ir jam. Tai taip pat Užsienio reikalų ministerija paskelbė neseniai, ir jūs galite pasidomėti tokį kvietimą tvarką apie tai, kad nevyriausybinis sektorius gali teikti paraiškas dėl, reiškia, renginių pirmininkavimo metu. Jeigu turite minčių, kad reikia kažką padaryti, apsvarstyti kokią nors formą, tai mes patikrinsim, ar ten rimta ir jūs gausite, reiškia, visą ten logotipas, spalvas, bus įdėta į kažkokią kalendorių, į svetainę, tai būsime dėmesio centre, tikrai. Visos šviesos bus į Lietuvą tą pusmetį. Matysim, gal išvengsim kažkokių krizių, nes kartais ruošiesi, ateina covidas ar karas ir visą nuneša tą tavo pasirengimą kažkokią kitą kryptim. Bet bus nemažai renginių ir Lietuvoje, tiek politikų, tiek visokių konferencijų ir taip toliau. Tai tam rimtai ruošiamės, temperatūra auga ir aš tikiu, kad su kiekviena diena ir mūsų politikų, ir mūsų pačių atsakomybė didės ir įtampa didės, reiškia, kaip sakyt, padaryti mūsų tikslas. Mano tikslas yra, kad šitas pirmininkavimas būtų geriausias Europos istorijoje tarp visų pirmininkavimų. Tai paskutinis klausimas, kurio nebeperskaičiau, buvo jūsų asmeninis prioritetas pirmininkavimui. Tai reiškia, atsakėt. Viskas, ačiū labai, žinokit, mes jau 2 minutės viršim. Aš tik vienintelį dalyką, ką noriu padaryti, tai dalyviams įteikti dovanėlės. Ačiū labai.